Tai sveiki gyvi, sveiki atvykę į mano kanalą, Mantas Stonkus. Aš ilgą laiką svajojau apie savo autorinę laidą, tačiau svajonės liko svajonėmis, nes neturėjau tam laiko. Bet savo kanale aš norėčiau šią laidą visgi turėti, tačiau jos vedėjas pats nebūsiu. Tai bus laida, kur vedėjas reaguos į įvykius, žiniasklaidos antraštes, į TikTokus, į socialinius tinklus ir į visas kitas aktualijas. Reagažas jo paties, todėl jeigu kils nesklandumų, supraskit, kad tai nėra Manto Stonkaus reakcija, tai yra laidos vedėjo reakcija ir viskas, ką jis pasako, viskas, ką jis sureaguoja, yra jo galvelės turinys. Jeigu turit priekaištų ir pretenzijų, kreipkitės į šios laidos vedėją, o aš sakau like, share, subscribe mano kanalą ir pasitikite šios laidos vedėją Vytautą. Vytautai, galėjai, turi YouTube laidą. Vycka, Vytukai, kur esi? Vycka, tu jau palauk, dar užsisaginėjai kelnis, nes labai nenoriu daryti. Dar nebus tiek daug, ką kamera būtų įjungta. Gražiai pasidarius šią namus. Nu, aš irgi toks pasidaryčiau, jeigu viską na haliavą įduotų. Pasidedam iš karto. Atsinešiau, kadangi, žinai, kas nepatinka? Nepatinka man spalvos, iš karto noriu pasikeisti, jeigu jau. O. Ir pasidėsiu dvi nuotraukas, tai pirmiausia mano širdyje, kas yra Kretingali. Bažnyčia yra, šulinys tenai yra dar Kretingalyje, tai čia bus stovės ir savo geriausių draugų nuotrauka, mano geriausiaus draugaus nuotrauka. Kokia istorija ten su juo yra, jau tegul istorija nutyli, bet jis visada bus mano širdyje, nes pirmas žmogus, kuris iš manęs buvau ten sunkioje situacijoje. Ir man dar vakaris buvo, nei vienas neatėjo, o jisai atėjo, dar neatėjo, o padarė, bet, nu, žodžiu, tau visada bus vieta mano širdyje. Du brangiausi dalykai mano, jie niekada iš čia nesitrauks. Nebent atsirastų rėmėjas laidos, tai galime, nu, draugus nesupyksiu, tikrai jeigu aš jį patrauksiu ir pastatysiu kokį nors ten, nu tik ne ruskių alų, kokį nors, bet visa kita tinka. Pradedame filmavimą. Sveiki atvykę į Vytų šou. Darome pirmąjį mano failą ir kas tenai bus. Aktualijos. Čia jau į tą reaguoti ar nereaguoti? Jau reikėjo. O čia naujovės jau šnekėsim. Gerai. Gerai? Gerai. Kitą jau galiu jungti. Aktualijos. Turime pirmąjį daiktą. Aš šiaip neseku tų Facebookų visų, nu kur rašo tas paklodis. Aš jeigu neinu, tai tik parašyti neskaičiau, bet šitą jau mačiau, teko perskaityti. Aš pasakysiu taip, mano reakcija yra, nu gerai, o jūs tenai komentuojantis, eikit kurva pats padarykit gerą reklamą su 300 eurų. Kas tada bus? Žinot, kiek reikia stadionui Vilniaus? Jūs dar čia prašot, kad reklamą iš šitų padarytų. Žmonės kūrė, stengiasi, vaidino, čia yra RAW formatas. Ir man, pavyzdžiui, yra priimtina. Po Davido Zvonkaus parodijos Stano atsakas ir kritika Vilniaus reklamai, ją sukūrė pikti kauniečiai. Man atrodo, tavo dainas kūrė pikti kauniečiai, nes tik tai pikti kauniečiai gali dainuoti žemyn, žemynai mes su manim. O šiaip tai visi Vilniečiai kaltina dėl visų nelaimių tik tai kauniečius. Atrodo, kad Kaunas jau čia kažkoks nusikaltėlių miestas. Aš suprantu, Kauno meras būtų koks nors banditas, ten pardavinėti nelegaliai ginklus. Mažiau kritikuoti, o daugiau dainuoti jum nereiktų. O čia tai aš jau nežinau. Ingas Stumbrienis vaikelių lyties atskleidimų šventėje užsienėje sprogdintą internetą žavisi ne visi. Man įspūdingiausia yra ne ką berniukas gims, ne kad ant lėktuvų išleisti yra pinigai, bet kad negyvų žmogus lėktuvų moka pilotuoti. Kaip čia suprasti? Va čia tas turėjo susprogdinti internetą. Ką čia keli tūkstančiai išleisti, u bagatых своих привычки, kaip sako Kauno meras. O čia, žinai,
Bet va kaip negyvų žmogų, kad lėktuvą įdomu taip, visai vartaliuotus darytų, čia blemba, čia ir gerai. Nu šiaip sveikinu, linkiu, kad berniukas būtų sveikas, gyvas ir nebūtų lakūnas ateityje. Išdalinti auksiniai svogūnai. Laurinas Suodaitis nurengė Viktoriją Singę. Ai ne, nurengė jau prieš tai. Skambėjo skandalingų sukčių ir politikų pavardys. Žiūrėjau aš tą, man labai patiko. Kiekvienais metais žiūrim, mano netgi buvo tėvai aprengę mane vieną kartą į Halovyną, auksinių svogūnų. Šiais metais aš rengsiuosi Gražulį dukra. Vėl svogūnai, apdovanojimuose auksiniai svogūnai scenos žvaigždės ir kvestiniai svečiai. Auksinių svogūną matau, o ten kas prie žvagulienį stovi auksinį bulvį. Ai ne, čia Antanas Fontanas, Radžis koksai. Iš vaikų namų. Bet va, kaip matai, vaikas iš vaikų namų vis tiek prie kalėjimų žmonių traukia. Arba jį tenai pastatė. Matau, gražius nuotraukus ten. Antanas, kur dalyvavo su Vaidu Baumila. Biški matus, ką nuėjo su Baumila į skirtingas pusės. Falo formų žaislų detektyvas. Kauno atrakcionų parke galėjo vaikai išlošti. Ar ne? Vadinamųjų to vyriškųjų lytinių organų pimpalus erectus. Aš nežinau, ar čia yra iš tikrųjų pimpalų formos, gal čia yra koks nors. Bet čia jau įrodyta yra, kad genitalija bunkė. Aš pasakysiu taip, ar vaikai galėjo išlošti ar neišlošti. Man yra buvę tokia situacija. Važiavo į Kretingą, Luna parkas, Čekų. Mamus Kakalis, sako, važiuojam. Nusiveši tave. Priejom, sako, mesk tenai kamoliuką, pradurk balioną ir gali laimėti prizą. Ir aš pataikiau ir atnešu tokį meškiną. Regimants paėmė tą prizą, sakau, o man prizą, sako, tau bijakį. Aš jau esu laimėjęs atrakcionuose vieną kartą bijakį, tai manau, kad pliušinis bibis nieko vaiko nenuliūdins. Užkalnį neger, ble. Kada jam buvo gerai. Baisiausias mitybos nelaimės visame pasaulyje yra vienoje šitoje nuotraukoje. Einame į kitą naujieną. Gamta. Iškart prie gamtos anomalijų. Dainai Bilivičiūtei 60. 60 metų tik tai jai. Erotinė fotosesija. Fiesta Tenerifėje. Ir naujasis statusas. Čia jau reikia atsidaryti šitą straipsnį, kas šį ir parašyti. Balandžio 9 dainininkė ir vokalų mokytojai. Vokalų mokytojai. Kaip gali būti vokalų mokytojais, jeigu tau reikia vokalų mokytojaus? Naip tol, sako, kad būtent tokios, kaip ji, labiausiai patinka vyrams. Na, su tokiom naujienom. Atsiprašau, turiu pabaigti darbą, jau vis tiek pradėjom. Man vienas draugas atvirai yra pasakęs, kad visuomenėje standartai tokie. Vyrui madinga turėti jaunutę, leknutę, mylimąją šalia. Bet iš tiesų jiems patinka tokius kaip aš. Natūralios, tikros ir nepripūstos. Ar tu esi nepripūsta? Atvirs klausimas. Jeigu taip į nuotrauką žiūrim, sakyčiau, įpis 3 atmosferos yra kažkur į tave. Vilniuje pasaulinės Romų dienos minėjimas. Gėlių vainikus nerimi plukdė ir Ištvanas Kvikas. Ai, tai plukdė Ištvanas Kvikas tuos vainikus. Ačiū labai 15 minučių, kad parašote tokias svarbias naujienas. Palauk, turiu paskambinti aš dabar. Mama juk nežinojo. Mama, tai visgi plukdė Ištvanas Kvikas vainik, kur klausėjai. Palauk, kad neklausėjai. Tai plukdė Ištvanas Kvikas. Va dabar straipsnis išėjo, viskas gerai, gali neapgauti. Nu, tai labai gerai, tada sėkmės. Nebegerk raminamųjų, nes jau per lėtai šneki. Gerai, nes paskui galvosiu, kad kažkas atsitiko. Jo, bet sakiau, girdi kaip šneki jau visą. Gerai, mama, iki. Iki. Lietuvaitis pristato pikantišką dainą. Pasiduodu. O dar nepradėjot karjeros, jau pasiduodat iš karto. Klipe seksualumas ir moteriška energija. Žiūrėkit, merginus Lietuvaitis, jeigu nori tikrų seksualumų ir lietuviškus energijos, Dainą Bilivičiūtę pasikvieskit. 60 metų jau dar karjerai, dar nepasidavė. Noriu pasidžiaugti, kad lietuviškoje pop scenoje vis atsiranda tokių gražių pavadinimų. Žemaitukai, lietuvaičiai, beržinėliai. Paklausome dainos. Nusiploju mašiną. Jaučiu, kad neužkleimins, nes neturi, arba yra jau pizdinta ir taip daina iš rusų. Gerai, paklausim tekstą.
Lala, 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 pasiduodu. Aš labiausiai svajoju, kad šitą dainą dainuotų Rusijos kariuomenė. Lala, 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 pasiduodu. Aš šiaip pasiduodu irgi jūsų įtraukiančiam seksualumui. Matyt, nevalgi prieš miegą, kad taip gerą naktį yra. Linkiu, kuo didžiausios sėkmės jums prireiks. Vėl Stanu. Stanislavas Stavickis Stanas skiriasi su žmona Indre. Kartu nebegyvename jau senu. Nebus šią seną naujieną, kad vėl jie išsiskyrė. Matai, kaip poroj Indre, taip kelis kartus dar žmonės kažką. Taip ir šlybus, tai skirybus. Čia irgi. Bet čia ne ta Indre, ne. Kartu nebegyvename jau senokai. Gaila iš tikrųjų. Šiaip Stanu, jeigu nuimtum plaukus, būtų kaip legų žmogeliukas, tas tokį pupuku čia. Bet išsiskyrusių žmonių jau seniai nebegyvena kartu. Dabar Stanu gyvena su Zvonkum, kad aš žinau, to nežinau. Remigijus Daškevičius. Lupam greigusi su tėtė. Velykos buvo pats tas. O tu kaip su jisai nuotrauko. Nu, gal gerai. Bet žiūrėk, pavyzdžiui, aš net statulus bijočiau. Šiaip iš tikrųjų naktį eini aplankyti savo ten negyvų giminaičio, sėdi Daškė, atsisėdis. Ir dar remis retro. Geri dviesi. Biški primena, kaip mažus mergaitės atsimenat, kur pasistato lėlytę ir geri arbatos abidvi. O dabar tu atsiger, kažina, dar taip remis. Ne, aš tik klausiu čia. Aš tai daryčiau, jeigu galėčiau. Čia jau yra kažkokia, kaip aš vadinu, šalikinė. Kodėl mano mylima Vilniuje reklamas kuria vėl apie tą reklamą? Aš myliu Vilnių. Tikiu, kad tos reklamos, kurie buvo vedini gerų intencijų, bet tokia šabloniška nelaimė gavus. Bet aš irgi noriu su jumis padiskutuoti. Ir ne, gera reklama nėra ta, apie kurią kalba. Kaip mane užpės tokius pirmūnis, aš negaliu. Čia yra tas žmonių tipažas, kur penktadienį išeidinėjai namo jau ir vieną p***dą kelia ranką, mokytojo, da ne, uždavėt namų darbų savaitgaliui. Vilnelė, kur žiemą leduose maudosi nuogašikniai Vilnelės pankai. Žiūrėk, pirmiausiai, nenuogašikniai, būna su plavkėm visi, nes visi, kurie maudosi kelia Instagramą, visi, įsivaizduokit, ateina priešas žiemą, užpuola Lietuvą, eina per Vilnių, nu vienu lietuviu nėra, visi jau visi kažkur pasislėpė. Ir jau sako, o tai gerai, nebus prieš ką kariauti. Ir pyst iš vandens pradeda lipti žvaigždės Lietuvos. Mūsų ruoniai. Kuo visi išsilakstytų čia. Ievas vandžų išlenda su papais. Bando jau ten atsišaudinėja, dar filmuoja, kulkas reklamuoja. Įsivaizduojat, prieš būt pasimėtis. Pamanykit, kur ateit. Pamatysit, kas iš Vilnelės išners. Opa, dar vieną nuotrauką. Petras Gražulis. Su Luku Karalium. Aš žinau Luką Karalių iš Tauragės, kur tas mažas berniukas, kur ieškojo panelės. Sveiki, vat. Klaipėdoj leidžiam savaitgalį gražiai. Su vienu iš Karalių Luku. Abudu Lukai. Sveiki visi. Gal patikslinis Petrai, ne savaitgalį, tiesiog šeštadienį. Šeštadienį leidžiam. Gražulis nuostabus, tikriausiai tėtis, tikrai. Viskas yra su juo gerai, bet šiaip nieko gero nėra su juo. Su Luku geriam kavą, jis kavą, aš arbatą. Tarp kitko, Lukas man pastatė kavą. Arbatą. Jo. Nu dabar... Tai bet kavą ar arbatą apsispręskit, du karaliai atsisėdina, nusprendžia, ką tarnai atnešė. Sunkus metai, Petrai. Tai jo, dabar... Petrai visą gyvenimą buvo sunkus. Darbis gėsiu. Darbis. Tai ačiū tau. Linkėjimai visiems Petro žiūrovams. O ir tavo visiems žiūrovams. Tai čia ir aš jaučiu galvoju, ne? Bet aš nesu Petro žiūrovų. Ai, dabar jau esu Petro žiūrovų. Linkėjimai, kad eikit, kiek galima daugiau žmonių jo koncertą, jis labai gražiai dainuoja. Bet prieš tai norėjau sakyti, eikit na***ui. Ačiū. Petras dažnai atvažiuoja pas mus. Aš jau dažnai. Beveik. Jo, nes ten renkas negyvus močiutės ir jam galima padalinti visokiausių atributikus iš Petro. Žiūrėkit, 3 karaliai, turiu jums dainą. Agnė Žilėnaitė. Ne. Traukinys nutrenks Agnė. Labai greitai pravažiavo. Tik tai 18 sekundžių. Kas? Kodėl? Agnė, jeigu žiūri šitą šou,
aš norėčiau, kad tu man parašytum. Aš kartais irgi darau video tiktokus, kur su paklodė, gaunu gerbėjų gėlių ir šoku. Vien kartą esu netyčia kiaušiukų parodys. Kur? Pažiūrėkit man tiktokį. Kas čia per kyburgas? Aš pažinojau tokią karštą pupytę, jos vardas Lijana, bet ji tokia karšta pupytė, kad net siuntė man rožytės. Bet aš ją vis pasižiūrėjau gatvėj beeidamas, sakydavau, kokia tu karšta mažytė. Bet aš nepriejau, nes aš buvau bailys, visiškai pasimečiau, nebeturėjau ką tau pasakyti, nes tu tokia karšta pupytė. Bet aš norėjau tave prikabinti. Ant tie greitai repuoja toks greitas flow, kad net greičio akinis yra užsidėjęs, kad muselių nepriskristų. Prie savo kablio ir sakyti mažytę, nes mano kablys dar kietas, dar visada gyvė. Susipisau nahui žodžiuose. Bet tau kurva iš akių lazeriai pradėjo eiti. Čia kas ir Petras. Žinau, Petras. Petras Žemaitijos pienu visą grėtinį ir suvalgęs. Nugriuvo cisterną prie jo tenai kaimo. Tas kurva pribėgo visą išlaižė. 4 tonus grėtinis per vieną vakarą. O aš dar galvoju reperių karjerą pradėti tekti. Aš tai nenoriu, kad mano akis užsidegtų. Bet šiaip gerai repuoja Petras. Ir štai stalas yra stalas. Juodas ir kompas padėtas ant stalo. Lempa vėl šviečia man į akis. Kokias turis savo mintis. Šaldytuvas eina 12-12. Rodo valiklis, ten nebaliklis. Eina bernelis su kamera dedas. Tupis pro lazerį eiti iš akių. Žinau šitą. Puspaltukas. Ką tu? Bliat, kokias tavo akis mėlynos gražios. Gerai, gali būti, kad paltukas ir man brolis. Bliat, gerai atrodo, bliat. Eik tu nahu, aš tokia papišiu mergėkė, tokia, bliat, užsidėk dabar. Nu davai, bliat, davai! Dedam kurva, va taifa! Taifa, bliat, dedam! Dedam pinigėlį, siunčiam, eik tu nahu. Aukokit, bliat, pinigėlį, davai! Aukokit operatoriuką, kokią kortelės nešt. Nereikia, man atrodo, net daryti genų fondo testo. Gražios. Aš tai suprantu, man paltukas ir patinka. Viską savo jėgom pasiekė. Ėjo tik tai sunkiausių kelių. Nieks jam nepadėjo. Jas, aš taim net galėčiau pašokti. Suprantu. Atliek čia į Kauną, pašoksimės. Tu tipo iš Kauno? Jo. Eik nahu. Va taip, paltukui biški dizeliaus daug kainuot nuvažiuoti iki Kauno. Kaip eit nahui, ten tiek toli. Sporto naujienos. Domantas Sabonis prabilo apie ispanų vilionis į rinktinę. Tėtis greitai tam užkirtų kelią. Skaičiau šitą straipsnį dar prieš tai. Va tie ispanai yra kurva hitri žmonės. Tėvė pas Domantą sako, ateik, sako, ateik. Duos paėlį, nori dėdis paėlį, pačiupiniai. Pys ateina Arvidas, sako, nesąmoningus klausimus. Jeigu ispanas būtų suviliojęs Domantą, nebūtumėm turėję žmogaus, kuris prameta viską iš pokašės, kai žaidžia rinktiniai. Ačiū Arvidai, ačiū. Dar vienas atletų sūnus. Va, matai, visi čia. Bet va taip ir tam sporto versle. Per lovą gali visur patekti. Fantastika. Sezonų starte Mykolas Alekna pasiekė asmeninį rekordą ir geriausią rezultatą pasaulyje. Žinot, kokį dar, man atrodo, pasiekė Mykolas Alekna geriausią rezultatą pasaulyje? Gražiausiai išbličintų plaukų. Sveikiname Mykolai. Mykolai, tu šaunuolis. Gerai, kad numetė 72 metrus beveik. Vakaro heroja tapo Milda Liužinaitė. Šiurpai eina. Man net šiurpai eina, net nežinau, kas jinai tokia. Ai, laimėjo prieš Kiprą. Nu, fainiai. Dar mažesnę salą nugalėti negu Lietuva. Ida ta tokia moteris sena, žiūrėk, užsirišusi ausis su ausų uždegimu, o ta Milda Liužinaitė dar šaukė. Jausi. Kaip jai, šiurpai eina, įsivaizduoji? Vyrgis. Sibet išleido legionierių gydytis traumą. Šis iškart debitavo kitam. Apipisa Virgėlį. O čia tai yra, o čia jau yra neželtelmeniška. Aš įsivaizduoju, Virgiaus veidas yra toksai, kai jisai savo sūnaus tredus skaito. Oho, vienas man fainas sūnus, su Belickoje taip žinai. O kaip tas, kur tredus rašo? Virgis išleido į gyvenimą 2 sūnus, kitas iškart debutavo treduose. Counter-Strike 2 pasaulio čempionate naudingiausių pripažintų lietuvių komandos triumfas. Bet čia yra LTU Republika.
tik tai be akinių. Ir užsidėjęs polime ant galvos. Karoli, neapsimetinėk, tu laimėjai. Reklama. Simona Burbaitė. Leidžiu šiam rytui būti kitokiam, chaotiškam. Užsimerkiu ir įkvepiu orą. Prisodinta bazilikų ir mėtų aromatų man negalima iš karto, nes nuo bazilikų ir mėtų rūgštis kyla, aš turiu refliuksą. Ir pasižadu nuo šiandien ir taip visada pradėti savo dieną. Paryž, swimming pool, Burbaitė, reklamui. Kiekvieną rytą atsikeliu, pridedu prie veidų pakvimpa bazilikais ir mėtom. Pažadu, kiekvieną rytą be neatsibusti prie veidų. Šiaip tai Simona visą laiką, jeigu nešiojas kišeniai, visą laiką žino, ką žino. Žino. Kaip reklama? Gerai. Kaip Simona? Žino. Orai! Buvo kokia nuotrauka. Šiluma. Lietuvą padalys į 2 dalis. Vienoje bus pavasaris, toje vasara. Buvo kaip. Neturiu daugiau ką pasakyti. Pabaigai turime paskutinį, desertinį, muzikinę pertraukėlę. Mielą atsisveikinimai. Nu, pažiūrime. Biškina pataikiai. Vėl nepataikė. Aš pats šiaip irgi ne visada pataikau, bet yra vienas dalykas, kai tu groji skudučiais, kitas dalykas, kai tu bandai į drevį papūsti. Only love can hurt like this. Tai ką? Šiandien tiek dalykėlių buvo sureaguota, atsisveikinu su jumis ir linkiu Lietuvai neprarasti savo žavesio, neprarasti laisvės, humoro jausmo, Stano Blinkevičiūtės, Gražulio dukros, Auksinių svogūnų ir kitų dalykų. Tikiuosi, kad Vyto šou jums patiko, tikiuosi, nebus daug blogų komentarų, bet jeigu norite rašyti blogus komentarus, komentuokite būtinai, jeigu gerus palaikančius, irgi komentuokite, jeigu norite daugiau tokių laidų, spauskite patinka ir spauskite sekti. Ir noriu pabaigai po šios dainos perduoti linkėjimus paltukui. Kablė, bernelį, ką dabar? Sėdi kurva, davai, žiūrim, blėt, spaudė like.